Šiandien eilinė pergalė namuose. Ką norėtumėte išskirti iš komandos žaidėjų? Vėlgi pasakyčiau, kad išskirčiau komandą. Ir asmeniškai tai galiu pagirti Rytį Juknevičių. Labai gerai darbavosi gynyboje. Jau ne pirmas rungtynės. O puolime žaidė visi. Paulius Vaitiekūnas tikrai neblogai šiandien puolime. Kaip sakoma, apsižaidė savo varžovą, bet nesinori treneriui išskirti vieno ar antro. Laimi komanda, pralaimi komanda. Mes laikomės tokios pozicijos. Kaip vertinate Dainiaus Gulbino žaidimą, įsiliejimą į komandą? Gulbinas pradeda dirbti tą darbą, kurio aš iš jo reikalauju. Aną sezoną to nebuvo. Aišku, norėtųsi, kad jisai pabaigtų tas atakas. Šiandien buvo tokių porą, kuris gali tos taškus susirinkti. Iš esmės, eina jo forma gerėja, traumų neturi. Ir ko aš prašau, jisai tą ir padaro. Šiandien sutrumpėjęs suolelis atsarginių. 10 tik žmonių. Kokia problema? Vienas serga, kitas treniruotėse gavo traumą. Bet manau, kitą savaitgalį mes turėsim visų 12, jeigu nebus kažkokių tai traumų kitiems žaidėjams. Dėkui už pokalbį. Ačiū.